bandom ieškoti priežasčių, kodėl taip įvyko. Aš nenoriu kaltinti žaidėjų ar ko, bet mes rungtynių planą ruošėme ir jiem aiškiai akcentavome jų pagrindinius žaidėjus, kuriuos mums yra būtina uždaryti, su kuriais mes, kaip parodė rungtynių rezultatas, nesusitvarkėm. Truputėlį neturėjom sėkmės pirmuose kėliniuose, kai komanda žaidė neblogai žaidė, nes pataikėm iš tokių padėčių, kur atrodo sunku įmanoma būtų pramesti, bet mes pramesdavom. Ir iškart gaudavom atsaką į tai. O gal kažkiek tai pritrūko, kuriem žaidėjom jėgų jau matėsi išvargę. Sakau, čia nenoriu teisintis varžybų kiekio ar kažko, tai finalas yra finalas, koks jis bebūtų, visą laiką žaidėjai nusiteikė ir pamiršta tą nuovargį, bet galų gale, kaip ir patys matė, tas išlindo. Dingo greitis, dingo agresyvumas. Gal buvo mano kaltės, kad neįtraukiau daugiau žaidėjų nuo suolo į rungtynes, bet kai žaidžiasi finalas, tikrai nežinau komandas, kurios galėtų žaisti 12-10 žaidėjų, rotuoti tokią didelę sudėtį. Tai sakau, ačiū vyrams už kovą, bet aišku, labai gerai pataučiau. Prašau klausimas. Sakykit, treneri, atrodė legionieriai tokie prigesę, tiek Watsonas, tiek Braunas, nes lyginant su vakarykščiom rungtynėm, Braunas jau buvo gyvas, ginčijos, vadovavo komandai, o šiandien buvo išsikvėpęs, kas atsitiko, ar pavargęs, ar trauma, ar kitus priežastis. Nesakyčiau, kad turėtų būti labai pavargęs, jisai turėjo tokią mažą traumelę, dieną prieš varžybas prieš Šiaulius jisai net nesitreniravome, mes tai čia to nefišavom, bet jisai metėsi į kovą ir vakar gerai žaidė ir ta prasme stipriai nepervargo. Šiandien gavo palakstyti daugiau ir tas nuovargis pasimatė, bet kiek galėjo, tiek jisai kovėsi. O kas liečia Trevisą, tai supraskit, jisai 5 savaitės darė nieko. Tai reiškia gydėsi. Tai dabar norėtų iš jo, aišku, mes pripratę jį matyti kitokį ir norim iš jo žymiai daugiau naudos tiek po krepšių, kovojant tiek žaidžiant gynyboje, o dabar jis dabar duoda tą, ką duoda. Mes turime jam duoti laiko, kad jisai sugrįžtų į savo prieš tai buvusią formą. Mes puikiai matėm, kad jau mums labai trūko tiek gynybai, tiek puolime, kur kamuolis, kuris susirenka, kamuolis, kuris susirinkė, sumeta iš po krepšio, jis visur vėluoja ant užtvarų, vėluoja gynyboje, vėluoja puolime, bet, sakau, tam yra pateisinamos priežastys. Žmogus 5 savaitės gydėsi kojos traumą. Ir pirmą savaitę, galima sakyti, normaliai treniruočių ritmą tik įeidinėja. Kitų žaidėjų pasirodymą vertinti? Patys mato statistiką. Gal stiprinsitės? Nes kaip ir žaidėjai, Romanovas jau. Ne, nežinau, Aco vakar atrodė vėl jau mes taip, jis iš tokios dubės lyg tai buvo toks kažkur dingęs. Vakar vėl sužaidė labai gerai ir jau tikrai galvom, kad čia bus vėl tas žaidėjas, kuris išeis nuo suolo, padės truputėlį komandai, nežinau, kažkur tai, jisai, kadangi gal nedidelio ūgio, vėl kažkur pasimetė, didelę salę, čia mes tiesiog vėl kaip šešėlis. Nežinau, sunku, bandysim ieškoti tų priežasčių, o Mantas ką, Mantas stengiasi, dirba, bet ne visada išeina. Šiandien labai mažai žaidė Žalgirio jaunimas, kodėl nedavė pasireikšti? Todėl ir sakiau prieš tai priežastis, jeigu blogai girdėjo, tai finale rotuot su 12 žaidėjų yra sudėtinga ir nerizikavau ir... Nebijot komandos vadovo pretenzijų? Nebijau. O turėčiau bijot? Atsiprašau, norėjom paklausti, ar
nesunku dirbti, kai laikinasis komandos treneris, nes spaudoje pasirodė pranešimų, kad neva Šarūnas Sakalauskas ateina, ar ta nežinomybė netrukdo susikoncentruoti darbui. Kas mane asmeniškai, tai aš kol negavau to leidžiamojo rašto, tai aš dirbu kaip dirbu ir prisipažinsiu sąžiningai, neskaitau spaudos, neskaitau laikraščių, aš tikrai, mes susikoncentravę žiūrim į sekančias varžybas, o kas ten kas ateina, tai ateis, tada ir matysim, o nežinau, aš stengiuosi iš to, žiūrim iš to viso, čia gaunu tokį experience, kuris gal man kaip jaunam treneriui, čia irgi yra kaip sunku gauti tokį patyrimą tokioj komandai, tai aš tai labai vertinu ir man kiekvieną dieną dirbti su tokia komanda yra labai brangi. Bet gal paprasčiausiai nereikia priežasčių ieškoti, nes komanda silpnesnė, tai viskas. Aš taip tikrai nemanau ir niekada taip negalvojau ir, ta prasme, mes jau ir šį sezoną tai įrodėm, kol kas yra lygų 2-2, tai nemanau, kad mes silpnesni, tikrai ne. Ar sutiktum dirbti, jeigu eitų kitas treneris ir pasiūlytų asistento darbą? Žiūrėsim, kaip bus. Treneri, bet jūs nenustebintų savininko sprendimas, jeigu rytoj sužinotumėt, kad esate atleisti? Man sunku komentuoti, ką aš jums galiu pasakyti. Ar tai būtų didelė netektis finansiškai, jeigu, tarkim, atleistų šito darbo, jeigu nepaslaptis? Kam? Tau. Kas? Jeigu būtų atleidimas iš darbo, tai būtų didelė netektis finansiškai. Ta prasme, aš turiu dabar pasakyti, kiek aš uždirbu, tai labai nedaug, jeigu jūs įdomu. Nedaug, tai šiais laikais, sunku vieniems atrodo. Aš nesuprantu, ką reikia mano tą išklotinę duoti, metų pajamas ar kaip? Žurnalistas Rolandas nori. Ne, aš iš vis nieko. Aha, aš prie ko. Kaip prie ko, tai žurnalistas. Gerai, ačiū labai.